Antroji pamoka būtų apie transporto priemonės gaudymą ir komunikavimą su kolegomis per raciją. Tai susigalvokime istoriją, ką gaudome Volkswagen Passat juodos spalvos automobilį, kuris bėga dėl greičio viršijimo. Visą informaciją gaudynių metu turėtų sakyti keleivis sėdintis šalia vairuotojo. Tai pirmiausia naudotume kodas 12, perspėjame transporto priemonę. Privalote tada apibūdinti automobilio markę, spalvą ir būtinai dabartinę lokaciją, kur yra automobilis. Tada individualiai sprendžiate naudoti kodas 2 ar naudoti kodas 3 pagal situaciją ir svarbumą. Ir visų gaudynių metu privalote aiškiai, be jokių šaukimų, detaliai apibūdinti, kur yra gaudamasis asmuo, automobilis ir stengtis jo nepamesti, bet to pačiu mokėti aiškiai ir suprantamai informuoti kolegas, kur jiem reikia važiuoti.